Sveiki atvykę į naują epizodą. Iš tikro, ką šiandien matysit, mes nufilmavom prieš mėnesį laiko, bet buvom pamiršę, kad turim tokios geros medžiagos. Tai ką, šiame epizode matysite, kaip mes važiuojam kartu su Šeru Kėdainiuose ir šiek tiek kvailiojam tam tikrais atvejais. Bandėm nufilmuoti įdomių ir juokingų reelsų, Carvertical. Tai manau, kad gavosi ir jo, buvo neapsieita ir be rimtų krešų. Tai šokam toliau video ir žiūrim, kas gavosi. Labai. Na, kaip faina. Loading, strapped with the lyrics like I'm bowling. Keep pushing on, keep rolling. And that when Melissa, but I told him. One more time, your favorite MCs, bronze or silver. These raps here are golden. Cards on the table, there's no folders. Spit bars at the club, solding. TikTok come to London, get ripped off. Man get pissed off when I start lift off. Sweet like flavors, cookie and biscuit. Planty, yeah, the bars I get rich off. Picked up myself, yo, every time I tricked up. Little petty tended the big rock. Yeah, my G's do everything mix up. Full circle, that everybody hooked up. That's irrelevant, married like an elephant. Keep your heart, but you know that it's elegant. Get mad, but always benevolent. Always moving up, just leveling. Constantly telling them rhyming, riddling. Cycle through these streets, I'm pedaling. Hibernating and boom, she's back again. Oh, cause a little fire on the track again. Tai ką, šiandien atvažiavom į Kėdainių aerodromą šiek tiek pasižaist, pasidūkt su Šeru. Šeras išmėgino driftkarą. Labai patiko. Labai. Šiaip tokia šypsena buvo pavažiavimo, kad akių nesimatė. Man davė pavažiuoti su savo mocu. Baisoka. Ir pravežė dar visai smagiai. Tau labiau patiko, kai aš tave pravežiu, ar labiau patiko pačiam žiūrėti? Kai pats važiuoju, tai aš ten bijau ten ką, nu visiškai neįdomi. O dabar, kai pravežė ant vienkės viską, tai žinoma, žymiai geriau. Man tai labai patiko pačiam pravežiuoti su tą mašiną. Šiaip tau buvo smagiau, negu man su tavo mocu. Aš tau galiu patvirtinti, kad man buvo gerokai smagiau. Pirmą kartą sudeginau pilną padangų komplektą su driftkaru. Esu bandęs ten po pasaulutę išpieš kažką, bet taip, kad grinai proper prasilėk. Bet ir gerai sekės tau. Ačiū. Neatrodė, kad... Tai gal šiaip galim dar kartą pabandyti šitą, nes man atrodo šitas tai labai aфиgenai gautasi.
Ups. Tu prašai arčiau. Ne, aš rodžiau toliau. Ai, toliau. Plak. Susipmosas. Reikalai? Aha. Daug? Nu, iš šono atrodo labai. Ar ne? Žiūrėsim, kaip bus. Palaukit dabar čia. Auč. Bet netrūko. Gal ir ne. Bet turiu atsarginį. O kaip tau čia? Čia blogai. Jeigu čia tik 200 eurų, tai čia kaip buvo verta. Važiuojam. Tai ką? Antrą kartą sakom, pabaiga. Jo, tai sugalvom dar vieną. Pamėginam dar pakartoti vieną. Ir sako, žiūrėk, aš sugalvojau biškį kitaip čia. Niekada nesu bandęs tokią bairę padaryti, bet kažkaip jaučiausi confident dėl viską. Pabandėm. Buvo faina, smagu, bet nepavyko. Tai visokių patirčių yra, viską yra, bet smagiausia, aš pats sveikas, susigadino biškelį metalai, bet lyg ir jau radau reikiamą šakę, reikiamas dalis, tai jeigu viskas gerai, tikriausiai motociklas jau šiandien ir važiuos. Opso. Mašinai irgi nedaug reikalų, bumperis, kurį visą savaitę klievau, ir intercooleris, kurį turiu atsarginį, tai all good. Dar šiandien šiek tiek palakstysiu, viskas gerai, bet šiaip tai, nu jo, buvo toks įdomesnis momentas, kai matai, kai krenta ant kapoto šeras, kai mašina pakyla ir užvažiuoja ant moco. Tau realiai ir stabdžių nelabai veikia, nes mašina tai ore buvo. Jo, priekinis sustabdė. Ne, galėjau. Pats smagiausias dalykas, kad tipo, avarija šiaip, nu, iš šono atrodė baisi. Mūsų gerbiamas dronistas, jisai sakė, aš net nereikėjo sakyti, aš žinau, kad avarijų dafiga matė. Manęs visiškai nestebino mašinos, jie atitvaros į medžius skrendančius, ten filmuoja iki galo. Nu, bet aš nepratęs matyti žmogaus lendančio po mašiną, nes atvažiavo Paulius kaip krokodilas pabiškiai, taip. Ir aš tiesiog išjungiau droną, nors ten aukščio nebuvo, tai pasivaliojo vienas variklio tvirtinimas, tai greitai hebra išpjau su lazerio, iš aliuminio ir ten tiek problemų. Propelerius pasikeisiu. Nu, laimingai baigęs, nes man tas krešas galėjo būti brangiausias, realiai. Nu, neskaitant gyvybės tavo. Bet taip šaketų girdėjau pigiai radai jau. Lygiai radau ir dabar realiai skutu tiesiai Vilnių pasimti. Nu, tai va. Jo, realiai šakį radau, tai skutu į Vilnių pasimti. Tai svarbiausia, esam sveiki, kadras, manau, gavosi labai įdomus. Tai svarbiausia, kad gyvi sveiki ir... Long story short, svarbiausia sveiki. Metalų susitvarkysim. Man experiences geras buvo, manau, tau irgi. Kažkas nauja. Tikrai taip. Ja, taip. Nepamirškit pasiekti ir Armino Volskio, ir Šero. Tikrai jie turi įdomaus turinio. Like, share, subscribe ir susimatom jau sekančiam epizode visai netrukus iš Estijos.